Atplaukėme į vietą, kurios vardas tik koordinatės. Pagal sonarų duomenis kažkas čia yra, laivas, o gal keli. Apie juos nieko nežinom, nei kada nuskendo, nei kodėl. Ką rasim dugne neaišku, gal nuolaužos, gal tik smėlį ir tyla. Tai pirmasis nerimas ir pirmas žingsnis į nežinomybę. Yra šia virvė, kuri jungia du pasaulius - šviesos ir tamsos, šilumos ir šalčio. Šiandien Baltijos jūra gan skaidri ir šviesi, gylis apie 40 metrų. Laivas randame vis dėlto ne akmenų krūvą, o laivą, seną, didelį garlaivį, kuris vežė krovinius. Apie jį nieko nežinom absoliučiai. Bandom apžiūrėti ir išsiaiškinti, kas čia nutiko. Žiūrėjus laivą visi susitinkam prie virvės ir pradedam pakėlimo procedūrą, kuri truks kokią valandą. Dėl didelės dekompresijos patirtos dugne reikės nemažai pastovėti, kol galėsim pasiekti paviršių. Pagal antras koordinatės nusileidę randame antrą, dar didesnį krovininį garlaivį. Gylis apie 50 metrų, 48-49, norint pasiekti dugną, reikia panerti visą 50 metrų. Čia matome krovinį, kurį vežė laivas. Balti maišai su neaiškiu turiniu. Vaizdo įraše dažnai girdimas variklis drizimas, kuris sukelia skuteris, kuris padeda greitai judėti po vandeniu ir negaišti laiko. Kiekviena minutė praleista dugne dideliam gyliai sukelia papildomą stovėjimo laiką. Naras niekada negali iškilti, neatlikęs dekompresinių sustojimų. To neatlikus galima patekti į baro kamerą geriausiu atveju. Blogiausiu atveju iškeliauti į Anapilį. Kameroje gautas vaizdas yra gerokai šviesesnis, nei yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų tenais yra gan stipri prieblanda. Nors kai šią dieną pasisekė su jūros skaidrumu, tai dar kažkiek šviesos prasimuša į šitą gylį. Bet išjungus prožektorius atsiduri vos neklinoj tamsoj. Kamera sukelia šiek tiek apgaulingą jausmą, kad yra gan šviesu.
visi susitinkam prie laivo galo ir vėl persigrupuojam grįžimui link virvės. Matom Baltijos jūros dugno fragmentą. Visas dugnas tai tokia kaip Sacharos dykuma su kalvom, akmenim, kalvom, kaip matoma kadre. O šalimais grįžtam pagal laivo bortą. Matosi, koks yra jo dydis. Laikas ir korozija nepagailėjo laivo. Atrodo kaip po sprogimo. Viskas iškritę, išbirė aplinkui 20-30 metrų spinduliu. Galimai nuo smūgio į dugną ir tiesiog paprasčiausios korozijos. Dėl didelio gylio neprasiskverbė šviesos spinduliai iki dugno, todėl vaizdą nufilmuoti be prožektorių spalvota nėra įmanoma. Su paprasta GoPro kamera tuo labiau. Trečias koordinatės irgi nepavedė. Panyrė trečioje vietoje randame burlaivį. Čia pats įdomiausias objektas, kokį radome. Matom vaizdą iš kolegos kameros. Į kadrą papuoliau ir aš. Ties burlaivių gylis didelis, pats burlaivis irgi ties 50 metrų gilių. Visas iširęs į šonus, toks jausmas, kad būtų nukritęs su didelė jėga į dugną ir visi bortai atsilenkia, įsipakavęs į šonus. Toks vaizdas, bet yra labai gyvas, daug daiktų, lėkščių. Pamatysime, radome ir indų virtuvinių dalykų. Kas įdomiausia ir labai reta, pačiam šito laivo video pradžioje nufilmuotas šturvalas. Tai čia itin retas laivas, jį turi dar. Matomai, kad dar nebuvo narų, juodųjų narų archeologų čionai. Nes tų vairų labai yra sunku yra. Plaukiame virš burlaivio denio ir apžiūrime jį. Ketvirtoje vietoje ir vėl pasiseka. Panėrę pagal koordinates randam nedidelį žvejų laivą. Laivas ganėtinai naujas dėl matomos sumontuotos įrangos, galimai nuskendęs prieš kokį 20 metų. Na, čia matom, o čia bandau patekti į šio žvejybinio laivo kapitono kajutę. Labai ankšta ir gan pavojinga dėl aplink laivą apsiraizgiusių tinklų. Šiame įraše vaizdas beveik neredaguotas.
panašiai, vat prieblanda tokia ir yra matoma panėrus į jūros dugną. Galima įsivaizduoti, kaip atrodo viskas, pažiūrėjus šitą vaizdo įrašą. O koordinatės gauname pagal laivų skanavimo duomenis, kur neaišku, kas tai yra, gal tai akmenis būti. Niekas nežino, kas ten yra, bet mato kažkokius tai daiktus, krūvas ar dar kažką tai. Gali būti ir konteineris nuskendęs, ar laivas. Čia visiška loterija, ką panėręs rasi. 5. objektas irgi stipriai nudžiugino, nes randame didžiulį krovininį garlaivį, į kurį galima netgi įlysti, parplaukti pro triumus per patalpas, kas yra irgi dalinai pavojinga. Visi šiame vaizdo įraše dalyvaujantis narai yra techninio lygio, apmokyti specialiai, nardyti vrekuose, nuskenusi laivuose, kiti irgi turi netgi urvų sertifikatus, tai nėra nei vieno pradedančiojo, kuris leistų tokiai avantūrai. Čia jau kurį laiką matomas, kaip vyksta plaukimas per laivo triumą, įlindus per skylę ir per visą laivo vidų, iki vos ne laivo galo, kur yra atviras lūžis ir galima išlysti lauką. Aišku, prieš tai laivas buvo apžiūrėtas, apiplauktas aplinkui ir įvertintos rizikos. Laivas tikrai labai didelis, jausmas, kad būtų paguldytas didelis kokių 5 aukštų namas ant šono ir mes plaukiotumėm per jo koridorius, kambarius. Čia kolega užfiksavo mano nusileidimą link triumo angos, kur toliau vykdau patekimą į laivą. Šiame vaizdo įraše yra naudotos 4 kameros iš 4 skirtingų narų, nes čia nardoma yra poromis, 2 poros po 2 žmonės. Tai štai 4 žmonės. Na, o 6 vietoje tai tikrai nepasisekė, nes randame, kaip ir buvo anksčiau minėjęs, akmenų krūvą. Būna ir taip. Visi šie nerimai buvo atlikti per kelias dienas, tikrai ne per vieną, nes po tokio vieno sudėtingo nerimo, kai tu apžiūri laivą ir stoji valandą dekompresijų, antro nerimo tiesiog fiziškai negalima daryti dėl įsisotinusio azoto į organizmą. Atlikę dekompresinį sustojimą laukiame, kol mus surinks kateris. Visai smagu paplūduriuoti atviroj jūrai. Ačiū, kad žiūrėjote šį eksperimentinį video mūsų kanale. Jeigu patiks, galiu padaryti ir daugiau iš kitokių nerimų.